O dieve, ir dabar dvigubai didesnis įvilkos pas savą negu pas Bridge. Ir tai yra šiaip labai skaudus smūgis. Nu, Varnas geras dalykas iš tikrųjų prieš šmėklas, bet jau šmėklo, man atrodo, jau daugiau nebėra. Ir nežinau, ar bus netgi. Taip žiūrim. Nu ne, nesigamina daugiau šmėklų, taip kad šitą... Na, Varnas dar gali, aišku, numest porą automatinių kulkosvaidžių arba šitą persekiotojo raketą, kuri, na, tikrai šiek tiek apdardytų šitų darbininkų skaičių. Bet jeigu inžinierijos skyrius toj bus suformuotas ir, na, vieną raketsvaidį kur nors čia įstatyti, raketinį bokštelį, na ir viskas. Iš to Varno jokios didelės naudos. Ir, tuščias. O kodėl tu tuščias skrendi? Kažką paims? Ne, matyt, suprato, kad neverta čia eiti, skrist. Ir, matom, dar vienas Helenas veikiausiai paims šitą šviterį, kad būtų 100% įsitikinęs, kad, nu, joks blogas dėdė neateis. Šitas pėsnikas turės nemalonę staigmenėlę. Na, 36 gyvybės taškai atimti, bet gerai, žiūrim. Jos smegenys išsilydė šalme. Kita vertus, šitas darbininkas gaus dovanėlį. Ne, irgi negaus dovanėlį. Helenas čia abu pėsnikus paskrūtino ir dabar Bridge'as nežino, kas artėja link jo pusės. Tai yra, iš tikrųjų yra baisu, nes tavo darbininkų skaičius yra aptirpdytas, tu neturi didelės armijos, štai matom savas ir antrą pelėtinę savo drąsiausiai ima. Tuo tarpu pasižiūrėjus čia pamatysi, kiek šitą tankų, 8 tankai, velniai žino kiek Helenų ir, na nežinau. Matosi Steamas panaudotas pas maradierius. Jie susitvarkys santykinai lengvai su šitais. O dieve mano. Gerai. Kažkiek jau tirpdė maradieriai šitų Helenų pajėgas, tačiau tankai, jeigu ties režimą atsiprašau atsistojo. Tiesiog per 2 sekundės ištirpdė visą būrelį maradierių. Tuo tarpu matom 2 automatinius pabūklus ir 1 tanką, bešaudančius į šitą vadavietę. Ir darbininkai, kokie stropus babūdami, suremontavo ją iš karto. Absurdiška, ne? Tarkim, vadavietė byra į gamlas, o jūs dar spėjate remontuoti. Ir jo, žiūrėsim. Taip, savas nusprendė užpult šitą mažą būrelį ir jis veikiausiai sėkmingai padarys, nes Bridge'as absoliučiai nieko neturi. Na, maradieriai vėlgi, jeigu užpuls šitos tankus, tai jie mažą nepasirodys, taip sakant. Ir, savas netgi ir čia pasistatęs raketinį bokštelį, kad matytų kokių nors numetimo laivų antpolį. Ir, na ką, savas puikiai statosi gynybą, matom, Taip yra nekur negalės, nu nebent pračiant sunaikinus zonas, bet čia labai daug darbo reiktų daryti, iš tikrųjų. Ir, na gerai, ką turi Bridge'as? Bridge'as turi maradierių daug, bet iš tų maradierių jokios naudos, kadangi čia tankų yra dar, o dieve, dar daugiau. Kaip tų tankų iš viso yra? Units. Ir 13 tankų. Nu, neblogai. Income. Įplokos, nu, jau daug maž susilygino. Bet čia yra antras plėtinės, o Bridge'as neturi tokios prabangos. Ir Bridge'as dabar gaminasi vikingus. O vikingai bus gaminami tam, kad... Nu, nebent darbininkų liniją šiek tiek patribdyti, nes, nu, prieš tankus nelabai ką padarys. Tuo tarpu matom savas pats šitą bairiuką norėjo panaudot. Ir štai matom, krūvą vikingų buvo nuleidęs, bet jie, kaip čia pasakyti, nenorėjo to daryti iš tikrųjų, nes, nu, nusileido, atbėgo maradieriai ir sutaškė jos, kiek iš jų buvo, gal kokie 8, tai liko 5. Ir
to jie iš vis pradės iš čia skristi, nes raketinis bokštelis yra ir vieną raketą numuš, nenumušė. Ir nežinau, Savas iš tikrųjų gaunasi taip, kad vėl bando kontroliuoti šitą žaidimą, o kur čia eina? Breachas, neaišku, kur jis eina. Čia gal plėtinį norės padaryti, būtų juokinga iš tikrųjų. Ir, na, per daug tankų, per daug. Nežinau, Breach'o jokių šansų iš tikrųjų. Prašy čia praeit, bent jau su šitą armiją. Ir štai matom, pagaliau jis ryštasi prisimti į antrąjį plėtinį. Nu vėlgi, ką daryti šitoj situacijai? Būtum zargas, bėgtum čia viską sugraužtum. Nu, bet žemėtis, tu negalėjai bėgti ir graužti, reikia bėgti ir sušaudyti kažkaip. Bet šaudimas yra sudėtingas dalykas. Štai matom. Tai Breachas ima trečiąjį plėtinį. Ir, na vėlgi, maradieriais vien pasikliauti, iš tikrųjų, nežinau. Matyt ir pats Breachas supranta, kad jis čia, nu, nieko jam iš tikrųjų daug nesigaus čia padaryti. Dar kas juokinga. Medivakai, kurie vieninteliai, nu, dar gali kažkiek sustiprinti tuos maradierius, gydydami juos, neturėjo jokios apsaugos prieš šitos vikingus. Na, vienu žodžiu, iš tikrųjų labai prasta situacija Breach'ui ir labai gera Savui, nes jis plečiasi kaip tik norim, matom, numestas skenas, nežinau, matyti iš Breach'o pusės, ir jis pamatė, vajezu, tuoj mano kompas numirs. Štai ekranas. Ir, oi, kažką praleidau. Taip, matom, Breachas veikiausiai čia jo ir buvo skenas, bet jis sugriovė šitas sodas, bet Savas pastebėjo tokį daiktą kaip olų griovimas ir vienas maradierius paskutinį kartą panaudojo narkotikų paketėlį ir bėgo pasižiūrėti, kaip ten reikalai. Ir, žodžiu, reikalai prastai baigėsi. Na, taip, daugybė maradierių iš tikrųjų baisiai atrodo jie, bet man atrodo šitie tankai atrodo baisiau. Ir nu, nežinau. Breachas, nu, labai prastoj situacija iš tikrųjų, labai prastoj. Nes medivakus dabar negali darytis, kadangi maradieriai nešaudo į orą, o šitie vikingai šaudė medivakus. Ir tankų, reiktų tankų ar kažko, tai aš nežinau, ko reikia. Nes, nu, tankų, aišku, dabar vėl darytis, nes iš... Nežinau, iš tikrųjų prastai atrodo reikalai Breach'ui. Aš bent jau prastai jaučiuosi iš tikrųjų. Ir matom štai pagaliau Savas ryžtasi puolimai, nes jau mato, kad čia, nu, gerai, maradieriai, va Jėzu kaip baisu, oi. Pažiūrėsim, dar kiek sekundžių žus visi. Ir, na, maždaug 4-5 sekundės užtruko tankai, kol sunaikino šitą armiją. Ir, kas čia per burbulas? Taip, manau, geras, kas čia per burbulas. Šitą. Na jo, Breachas pagrindinė buvo problema ta, kad jis neatlaikė puolimą šitą pėstininkų ir helenų, kai jis čia aptirbė darbininkus. Ir paskui dar vienas buvo puolimas, kai aptirbė darbininkus. Ir matom, 37 darbininkai žuvo pas Breachą. Ir jis turėjo kiek dabar tūkstančių, nu, pusantro gal daugiau tūkstančių sukišti į darbininkus, o ne į karinius vienetus. Tuo tarpu Savas savo ramiausiai padaręs ekonominę žalą, išsiplėtė vienas iki, antras iki, trečias iki ir subūręs va tokią va tankų armiją, tiesiog ištaškė tuos maradierius, kad ir kiek jų čia buvo iš tikrųjų nemažai. Ir jeigu eiti prieš pėstininkus ar prieš dar kažką, tai sakyčiau, buvo visai gerai, bet vėlgi, neturėjo nei medivakų pastiprinimą, nei nieko. Na, vienu žodžiu, Savas čia darė tai, ką ir turėjo daryti. Padarė ekonominę žalą, Breachas tengiasi atstatyti tą ekonominę žalą, o Savas tuo tarpu subūrė neblogą armiją. Breachas tuo tarpu jau turėjo atsistatęs ekonomiką, bet jau nebeturėjo armijos. Ir, na, darykit žmonės išvadas, galvokit. Jeigu norit laimėti prieš priešininką, darykit kažkokią žalą ekonominę. Ir jis bus priverstas atsistatinėti, o ne kurti armiją. Nes jis, net jeigu ir nesiryš atsistatinėti, o darys armiją su to, ką turi, tai jo armija bus žymiai mažesnė negu kad jūsų. Ir taip, pamokėlės Starcraft 2. Jo, viskas, dabar komentuosiu vieną iš žiūrovų, kurie man atsiuntė replayų. Čiau.